Sin galerijoje pristatėt projektą Vaizdo dienoraščiai, kurio metu buvo galima išvysti video performansus, eskizus. Papasakokit, kaip kilo ta idėja, nuo ko viskas prasidėjo. Nu, čia jau seni laikai, karantinas, tas kai buvo COVID-o. Redai kila mintis, nes jinai iš senų laikų turi visokių kaukių, kostiumų. Sako, aš darysiu po vieną nuotrauką, įdėsiu į Facebooką. Ir ten tai pradėjo paveiksluot, pradžiai pati, o paskui atseit jau, gal tu sako, paveiksluok, nes sudėtingesni kostiumai ir pradėjome ir paskui vieną kartą paveikslavus ten Reda kažkur įlinda į kažkokį vandenį, kažkokį tigrų apsirengęs filmų ir toks upeliukas bėgo ir mes turėjom kaukės tokias padarytas iš to, tokias plasmasės ir aš sumečiu vandenį ir nufilmavau, kaip per tas kaukės bėga, ten kelias minutės. Ir įdėjom į Facebooką ir susilaukėm ten kelius šimtus laikų ir mes tada pagalvojom, kad galim judesį tas kaukės daryti. Nu ir pradžioj neišėjo, o paskui užsivedėm ir nu, kažkuria prasme galim sakyti, kad atradom tarsi naują tokią žanrą, 1 minutės video performance. Ir jų jau susikaupė per kelis metus virš 200. Šitoj galerijai mes rodėm apie kokią 30-40 šitų video filmukų ir tokia paroda. Menininkas visada kaip sprendžina, kai suspaudžia, jis ieško visokio raiškos būdų ir atranda tokią ar naują meną ir tokiu būdu išsilaisvina. Tai va tokia tos ligos, tos baisios pandemijos tokia graži tiesa. Kuriant vaizdo performansus labai svarbu yra kaukės. Gal galėtumėt plačiau papasakot, kaip jos gimsta, kodėl jos būtent ten atsiranda? Iš pradžių, man atrodo, mes nusprendėm, kad išnaudot laiką ir padaryti studijai mažutį tokį remontą, kad panaikinti kažkokių tai nereikalingų daiktų. Ir va šitas pagalvojimas apie kaukių panaikinimą, man atrodo, mums kažkokį stimulą davė, kad jos reikia įamžinti dar kartą. Nu ir tada, kada pradėjom filmuoti filmukus, žinojom, kad kaukė, jinai daugiausiai suveikia tam filmuke, kaip ir ne kažkoks tai siužetas, bet pati kaukė įdomi. Ir buvo laikas išnaudotas toksai laisvesnis, įkūriamos tos kaukės įvairesnės, kitos panaudotos. Va taip. Nepavyko, negali išmesti. Atrodo, dar kartą panaudosi, nors iš tikrųjų tai jo tas rekvizitas jis labai svarbus, jis turi būti kūryboje. Nu ir įdomu, kad jau paskui pradėjom kurti ir siužetus, nes kai kurias, pavyzdžiui, mizanscenas perfilmavom kelis kartus ir įdomus reiškinys, kai nuvažiuoju į vietą filmuoti, mes jau žinom, pavyzdžiui, sakykim ten, atsakysim, žiema, mes sugalvom, kad religijos tema, tarsi žmogus kažkur meldžiasi ir turėjom besmegenį ir logiškai mąstant, kam besmegenis gali melstis, Sauliai, nes jisai nuo jos priklausomas ir specialiai laukiam, reiškia, buvo tada šalta žiema, iki 15 minus ir buvo daug sniego tokio šalto ir mes turėjom vieną vietą miške ir kaip tik, žinojom, kaip saulė leidžiasi, kaip kyla ir ant pietų važiavom, kadangi iš tos pusės švies ir tikrai tada Reda užsidėjus besmegenį, jin atsiklaupė, reiškia, ir ta saulė meldėsi ir kadangi buvo, kaip žinot, žiemą žemai ta saulė ir toks pašalės blizgėjo, tas traškesys, tai šitą darėm grinai situaciją ir tai kaukė. Panašiai buvo ir kitų, kai specialiai ten kur nors vandenį arba ten vėjas mums labai buvo padaręs, atrodo, kad pati gamta, reiškia, mums padeda. Ir čia paskutinis tas filmavimas buvo, kai tokia buvom sugalvoję juodą gulbę, tokia turėjom personažą gulbę ir nuvažiavom filmuoti tokius griuvėsius Šiaulių rajone ir niekada dar nebuvom pakliuvę į liūtį. Tai va ten kaip tik jau Reda užsidėjo ten sunkia tą kaukę, kai 20-30 kg su sparnais ir jau pasirašė filmos staigiai, kaip dėja liūtis tokia kraupi. Bet turim dabar nufilmuotą, reiškia, ta gulbė eina kažkokiose džiunglėse, smarkiai liūtis ir dar 2 matos vaivorykštės. Tai tokia situacija. Tai kartais, kaip Reda sakė, specialiai kaukę daroma tam,
O kartais ir ta situacija, ar miške, ar kokiam kely, ar kokiai prie vandens, ar dar kažkur su ugnim, reiškia, jau keičia tą video darbą. Matom ir eskizus video performansams. Nu, čia yra ir mano Redos eskizų, šiaip yra Redos eskizų ne tiek daug, bet jie kaip tik buvo, nu, reiškia, kaip jinai galvojo, ką darys, tai nusipaišė eskiziuką, tai jie grinai yra padaryti, nu, prieš kaukę sukūrimą, sakykime. O paskui aš galvojau, nu, aišku, mes prieš darydami tas performance kartais ir pasipaišom, nu, tokią mizansceną, siužetą, bet jie tokie būna labai primityvus, mums suprantami, pasižymi, kur kokia eisė, va toks. O paskui kažkaip sėdint namuose mes pradėjom, nu, bent jau aš tokia, sakau, paklasifikuosiu, va, kur kaukės, reiškia, vieną kaukę vaidino keliuose lokacijose buvo, tai tarsi sudėtum, kas iš to gaunas, pasirašiau ant to eskiziuko, nu, reiškia, ir ten motyvus, ir dar kažką, nu, galvoju, kad sekančiam kūrimui tai tiks. Ir tokie tie eskizai yra. Ir iš to, ką darėme ir ką dar ruošėmės daryti, ir kadangi tokie vizualiai įdomus, tai padarėm parodą čia apie 30 tų darbelių. Tai va, jie yra ir Redos, kur jau tikrai yra tų kostiumų kaukė eskizai, o kiti yra, reiškia, tokios refleksijos video performance tema.